Visi, taigi šiandien nusprendžiau filmuoti savo antrąjį video, kadangi vakar sulaukiau kelių labai mielų širdžiai komentarų, ačiū Jums, kad komentavote. Ir tai mane veža ir šiandien nusprendžiau tikrai kelti antrąjį video. Taigi šiandien noriu apžvelgti šią Agnės Gilytės knygą Spintologija Teen. Ją pirkau pačios Agnės Gilytės puslapį, linką paliksiu apačioj. Ir kadangi pirkau švenčių laikotarpį, gavau šioje nuostabioje pakuotėje. Taip pat atsivertus knygą labai nustebau radusi pačios Agnės Gilytės parašą. Šita knyga man tikrai labai padėjo, ją perskaičius mano spinta atsinaujino kardinaliai. Šioje knygoje tikrai yra daug fantastiškų patarimų, kaip rengtis nenuobodžiai, kaip nesiblaškyti parduotuvėse, ieškant savo tinkamų rūbų. Taip pat išmokau labai gerą pamoką, kad parduotuvėje nuėjus nereikia pirkti rūbus, kurie tau atrodo labai gražus. Tiesiog visus reikia matuotis, nes kartais gražus rūbas tau netinka, o paprasta bliskutė ant tavęs gali atrodyti tiesiog nuostabiai. Tai va, taip pat čia yra labai smagių iliustracijų ir palikta labai daug tikrai vietos užrašams yra, kas mano galva yra tikrai faina, nes kai skaitant knygą tikrai kyla idėjų ir tiesiog užsirašai ir super tikrai. Man labai patiko, kad rašo apie kūno proporcijas, ką reikia puoselėti, ką slėpti. Taip pat man labai patiko, kad yra kiekvienai figūrai patarimų, kaip rengtis. Kas tinka figūrai, kas netinka figūrai. Slėpti ir akcentuoti. Taip pat man labai patiko, kad čia yra tikrai smagių testų. Labai patiko, kad yra sąrašas, ką būtina turėti savo spintoje ir kad yra idėjų, kaip su tais pačiais drabužiais rengtis vis įdomiai, kaitaliojant juos, kad, tiesiog nenusibostų. Kaip ir sakiau, yra labai daug idėjų, ką rengtis, kaip paįvairinti mokyklinę uniformą, taip pat yra patarimų gerų. Man labai patiko, kad čia rašo ne vien tik apie rūbus, rašo taip pat ir apie aksesuarus. Taip pat čia rašo ne vien tik apie drabužius ir aksesuarus, taip pat rašo ir apie grožį, veido odą, makiažą, apie plaukų priežiūrą. Tiesiog apie viską galima sakyti, čia rašo. Apie nagus, štai. Tikrai įdomi, smagi ir linksma knyga, kurią rekomenduočiau turėti kiekvienai paaugliai savo spintelėje, nes jinai tiesiog padeda bet kurio gyvenimo situacijoje. Tai buvo mano apžvalga ir tikiuosi jums patiko. Kaip ir sakiau, kur pirkau, paliksiu linką apačioje ir tikiuosi susitiksime kitame video.